Nu ką, sekmadienis, nesenai praėjo vasario 14. Judam link Rygos, o ten kelias į Paryžių. Na va, jau Paryžius. Kart prie Eliziejaus laukų. Išlindom. Turistai eilės. Na, einam vaikščiot va. Iškart oras prancūziškai gražus. Einam vaikščiojam, žiūrim. Aišku, reikia Eifelio bokštą surasti. Na va, Paryžius, Eifelio bokštas ir upės Sena. O taip. Gražu. Nu ką, Eifeliukas pastatytas prieš 135 metus. Stovi iki šiol. Aukštis 301 metras. Šiek tiek žemesnis nei televizijos bokštas, bet vis tiek fainas. Einam dabar, pabandysim pasikelt. Iki viršutinės aikštelės greičiausiai nebus šansų, nes bilietų prieš 2 savaitės jau nebuvo ir šiaip. Tai gyvo eilė. Gausim, jeigu bilietus, tai tada pateksim. Matysim. Nors būtų labai faina pakilti iki viršaus. Nu, bet jei ne, tai yra kitoj pusėje dangoraižis. Tai ten pasikelsim ir matysim Eifelio bokštą. Nu, esam jau viešbutį. Einam iki savo kambario. Pasirodo, jeigu esi Novotelio tinklo klientas, tai gali gauti anksčiau kambarį nemokamai. Nu, kambariuks nedidelis, bet gerai. Vaikščiam po Paryžių. Kažkokia policijos gatvė. Ir žiūrėjau, o, seni metodai. Užrakint ratus. Šiaip įdomu, gatvės ilgos tokios. Judam senamiesčiu. Labai įdomus tie pastatai tokie pas juos. Ypač, kai tie balkonai visi metaliukais tokiais užtvirtinti. O judam link Luvro. Nu, Paryžius visai įdomus miestas. Gal ir neblogai čia jį aplankyti. Tikrai daug visko gali pamatyti ir nežinau net kiek laiko užtrukti. Šokolado menas su fotografais, su visko. Tai žiūrovai. Visas Paryžius toks šaunus, gražus. Už nugaros opera. Čia artėjam prie galerijų. Prekybos centras didžiulis. Tie man balkonai patinka labai. Tiek laiko prastovėjo, tie balkonai nepaliko nei jokios žymelės amžiaus. Ir visi tokie gražus. Nu, labai gerai. Į ką veikti tikrai čia. O tai Paryžiaus centras, prekybos centras. O čia tai vaizdelis. Eiktis, čia geruliškai. Nu, lipam ir užlipam. Pamatysim saulėlydį prie Eifelio bokšto. Ir pats Paryžius kaip gražiai atrodo. Liuks. Gražu pažiūrėti į saulėlydį, į miestą.
Koks didžiulis. Kiek daug žmonių. Nu, kaip įdomiai keičia spalvos. Taip iš to labai gražiai atrodo. Žmonių pilna. Nu ką, vaikščiam naktiniam Paryžium. Įdomiai tualetai yra. Pasinaudojimo, aišku, mokami, bet taip įdomiai stovi. O mes esam netoli Moulin Rouge'o. Tai tuoj pasižiūrėsim, kaip jisai atrodo. Miestas pilnas žmonių, turistų. Na ir prie pat Moulin Rouge'o gali nusipirkti kabaretų, jeigu reikia va pašokt. Prašau. Pasivaikščiojom, o dabar varom, vienu žodžiu, namo. O tai nemačiau niekur gerų metro.